Labą dieną, gerbiami rankų lenkimo mėgėjai. Šiandieną Baisogalos kultūros namuose vyks pirmasis oficialus Radviliškio rajono vyrų ir moterų lenkimo čempionatas. Šią iniciatyvą labai malonu, kad parėmė ir Baisogalos verslininkai. Didžiulis ačiū, dėkojame labai Renatui Zdanevičiui. Jo dėka ir jo pagalbininkų šiandieną ir vyks šis čempionatas. Įsiaiškinsim stipriausius, kurie po savaitės Šiauliuose dalyvaus tarptautinėse rankų lenkimo varžybose. Saulės miestas 2010 metai. Kiek žinau, užsiregistravo gana nemažas dalyvių skaičius. Palinkėsime visiems sportininkam ištvermės ir gerų rezultatų. Varžybų vyriausiam teisėjui Benui Miliui. Labadiena Radviliškis, labadiena Baisogala. Mes čia pirmą kartą pas jūs, bet tikiuosi, kad ne paskutinį. Aš būsiu šių varžybų, šių jūsų rajono čempionato teisėjas. Neišsigaskit ir labai nekeikit manęs, kad kas nors nepavyks jums, žinokit, čia jau viskas jūsų rankose. Aš tikrai, sekretoriatas tai yra taip pat čia mūsų jau senas, Lietuvos čempionatuose, Europos čempionatuose mes dalyvaujam ir aš ir teisėjauju, ir sekretoriauju, taip kad, žinokit, klaidų nebus, bus tik tai tas, kas kalėčia taisyklės, tas ir bus. Labą dieną ir tai pradėsime kovas. Ir pirmiausia, kovas pradės moteris. Šioje svorio kategorijoje yra 8 dalyvės ir pirmajai kovai kviečiamos Jurga Aleknienė ir Karina Ruseckaitė. Kovai kviečiamos Renata Petraitytė ir Meilutė Kubilienė. Meilutė Kubilienė ir Pranė Abromaitienė. Maselskienė ir Pranė Abromaitienė. Jurga Aleknienė. Ir Meilutė Kubilienė. Kova vyks dėl išėjimo į finalą. Rita Maselskienė ir Jurga Aleknienė. Kova vyks dėl išėjimo į finalą. Kovai kviečiamos Pranė Abromaitienė ir
Aleknienė ir Meilutė Kubilienė. Kova vyks dėl išėjimo į finalą. Pralaimėjusi iškovoja 3. vietą. Iškovojo ir į finalą pateko Meilutė Kubilienė. Jurga Aleknienė šioje svorio kategorijoje iškovojo 3. vietą. Finale susitiks Irena Vingrienė ir Meilutė Kubilienė. Finalai bus po čempionatą nugalėtoją. Iškovojo 2. vietą. 3. vietą užėmė Jurga Aleknienė. Antrą vietą užėmė Meilutė Kubilienė. Pirmąją vietą laimėjo Irena Vingrienė.